Šiandien mes filmuosimės su Lietuvos geriausiu paplūdimio futbolo žaidėjų Mantu Makutavičium. Ne, Makuta, su Makuta. Tai turėsim progą pasimokyti, pasiklausyti patirties, žmogus, kuris daug aplankęs ir daug patyręs, būtent kas susijęs su futbolu, paplūdimio futbolu ir tikriausiai gal ir salės futbolo, ne? Ir lauko. Ir atvykome į uždarą paplūdimio tinklinio vietą. Auksmo, ne? Auksmo. Man sakyti? Jau pradedam? Gerai, tai sveiki visi, šiandien mes atvykome į Vilnių, į uždarą tinklinio aikštelę, bet šiandien turėsime susitikimą ir treniruotę kartu su Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinės žaidėju Mantu Matufo. Kokia yra tiksli tavo pavardė, nes aš Mato. Visų pirma pasveikinsiu, sveiki ir pataisysiu, dažnai man tenka pataisyti savo pavardę, tai Mantas Makutunovičius. Ai, Makuta, ne Matufa. Makutunovičius, taip, tai jau ir Japonijoje tai ištarė, ir Tailande, ir... Ne, tai reikia pasistengti ir mums, Makutunovičius. Malonu. Malonu, gerai. Tai gerai, man tai papasakok, kaip pradėjai savo šitą kelią, šitoj srity, tai yra futbolas, tikriausiai pradėjai ne iškart nuo paplūdimio futbolo. Taip, žinoma, pradėjau nuo klasikinio futbolo, visą savo vaikystę, paauglystę klasikinis futbolas buvo, studijų metais atsirado mano gyvenime futbolo kita forma, salės futbolas. Dar po kelių metų atradau ir dar vieną futbolo formą, tai yra paplūdimio futbolas. Pagal tai, aišku, dabar, kadangi esi paplūdimio futbolo žaidėjas, palyginti, kuo skiriasi ir kas tau labiausiai, tarkim, teikia džiaugsmą kiekvienoje toj sporto šakoje, nors tai yra tas pats futbolas, bet tikriausiai yra skirtingi visai judesiai, skirtingas judėjimas, gal pasirašymas, treniruočių netgi skirtingas strategija, skirtinga, gal gali pasidalinti? Taip, visi futbolai turi ir panašumų, ir skirtumų. Aišku, myliu futbolą, žaidžiu jį visur, kur galėjau, žaidžiau ant žolės, ant sintetikos salėje, ant smėlio, kur man ir pakviestų draugai, net ir ant asfalto žaisčiau. Bet taip atėjus, visus išbandęs ir atradau tą tokį, kuris man siekia daugiausia džiaugsmo, malonumo. Tai yra būtent paplūdimio futbolas, tai jau 3 metai, kaip žaidžiu tik paplūdimio futbolą. O kas tau labiausiai, tarkim, sužavėjo paplūdimio futbole? Paplūdimio futbolas yra dažniausiai žaidžiamas prie jūros. Tai suteikia tokią išskirtinę atmosferą, kai tu žaidi natūraliame paplūdimy, šviečia saulė, groja muzika ir ošia bangos. Okay. Tai ta pati aplinka, atmosfera tavęs labiausiai sužavėjo, ne? Taip, ta aplinka ir šiaip pats tas paplūdimio futbolas yra techniškas žaidimas. Reikia daug kamuolį kontroliuoti ore, tai man patikdavo pažangliruoti tą kamuolį, tai čia tokį irgi daug pridėjo. Okay. Per paskutinius 3 metus, kadangi sakė 3 metai, ne, esi paplūdimio futbole, kokie yra tavo pasiekimai šitoje sporto šakoje? Aš paplūdimio futbole jau esu 6 metus, bet pirmi 3 metai čia buvo tokie, kai ten vasarą kelis kartus Lietuvoje pažaidį ir ten gal vieną kelionę su rinktinė kažkur išvažiuoji, bet jau dabar 3 metai pas mane, kai visą vasarą tas Europoje vyksta paplūdimio sezonas. Kiekvieną savaitgalį varinėju po Europą, žaidžiu tik paplūdimį. Kiekvieną savaitgalį? Taip, vasarą kiekvieną savaitgalį paplūdimio futbolas. Lietuva, Lenkija, Malta ir Ispanija. Okay. O tai kas tada yra, pasakyk man, sunkiausia būnant šios sporto šakos atletų? Labai daug reikalauja ištvermės. Nes ant smėlio pats žaidimas yra labai greitas, dinamiškas, nėra pauzių, kažkoks užribys, tik paimi kamuolį, teisėjas jau
pirštai skaičiuoja 1, 2, 3, turi 4 sekundės įžaisti kamuolį. 3 kėliniai po 12 minučių. 12 minučių laikas stabdomas tik jeigu įvartis arba bauda, bet ta pati bauda paimi kamuolį, pastatei kamuolį, jau skaičiuoja, arba jeigu kažkoks reikia pagalbas ar ką, teisėjas sustabdo kamuolį, bet dažniausiai teisėjai nori kuo greičiau, kad būtų žaidimas pratęstas. Okay. Kadangi pažįstame esam asmeniškai biškį daugiau, žinau, kad žaidi ne tik, kaip pasakyti, smėlio, norėjau sakyti futbolą, galima sakyti smėlio futbolą, nelabai? Galima smėlio, paplūdimio. Girdėjau, kad žaidi ir yra stalo tenisas, tai yra ir stalo futbolas? Tekbolas vadinasi. Aha. Yra dar ir toksai, yra tekę man ten žaisti, net atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate. Ten yra specialus lenktas stalas, kur tie patys principai, kamuolys ore, žongliruoji ir turi pataikyti į varžovo stalą. Tai kaip suprantu, tavo stipriausia, mėgstamiausia pusė yra kamuolio žongliravimas? Man tai patinka. Su kamuoliu. Aš nesu kažkoks freestyleris, kur padarau triukus kažkokius tenais, kad galėčiau koją sukinėti ar galvą sukinėti ar ant rankų eiti ir žongliruoti. Bet kojų tinklinis, tekbolas, su draugu tiesiog pažongliruoti. Yra tavo arkliukas, ane? Patinka. Daug naudoji per varžybas tų veiksmų, akrobatikos, ar kaip čia jas pavadinti, žongliravimo su kamuoliu. Tenka daug panaudoti ar labiau? Paplūdimio futbole yra daugiausia naudojama, lyginant su salės ar su lauko futbolu. Kai kamuolį reikia ore, tai ant smėlio tu negali su kamuoliu varytis, ant smėlio tu gali, bet jau gaunasi, kad nesi tikras, kur jisai nueis. Bet jeigu tu žongliruoji ore ir judi su kamuoliu, tai tu jau kontroliuoji kamuolį, perdavimai orų, smūgiai iš orų, yra smūgiai per save, labai akrobatiškai ir gražiai atrodo smūgiai. Okay, bet už tai negaunama papildomų taškų, tiesiog tai yra žaidimas, kur tu gali tą naudoti, bet už tai nėra teikiamas kažkokių papildomų taškų. Kaip ir visose futboluose, tikslas įmušti įvartį. Nesvarbu kaip. Turi įmušti. Gerai, o pasakyk, jeigu, tarkim, žmogus arba žiūrintis žiūrovas norėtų išmėginti paplūdimio futbolą, jam yra būtina turėti kažkokius pagrindus, mokėti žongliruoti, prieš tai žaisti paprastą futbolą, ar gali jis tiesiog ateiti kažkokias treniruotės ir pamėginti, tarkim, treniruotis jau iškart į tinklinio futbolą, paplūdimio futbolą. Aš manau, daugybė žmonių, ko gero, yra išbandę žaisti futbolą ant smėlio, daugiausia turbūt per atostogas būdami prie jūros su draugais. Įkišė 2 pagalius, padarė vartus ir žaisdavo savo malonumui ir pajautė tą, kai tu ant smėlio lakstai, yra sunkiau, kai tu minkštai krenti ir sužaidęs eini į jūrą kažką, tai jau yra tą pajautę. Aišku, jie žaidžia tą futbolą ant smėlio, tą, kur su kamuoliu laksto, gal ten kamuoliu ore mažiau palaiko, bet kiekvienas atėjęs tikrai tą pradžią gali žaisti. Tada toks nepatogus gal klausimas, ar tu kaip šios sporto šakos atstovas gali pragyventi tik tais iš to Lietuvoje? Ne. Deja, šis sportas nėra profesionalus. Jis nėra įtrauktas į olimpines žaidynes? Ne, jis nėra, bet siekiame, kad būtų įtrauktas. Tai galbūt ateityje bus įtrauktas, gal tų profesionalių futbolininkų pasaulyje padaugės, bet šiai dienai tik topiniai žaidėjai, kurie gyvena iš to, kurie važinėja po visą pasaulį ir uždirbinėja pinigus, bet čia tik topiniai žaidėjai ir mes juos galim paskaičiuoti keliasdešimt. Ok, tai vienas iš juos tu. Deja. Yra tokia siekiamybė? Būtų svajonė, būtų smagu, jeigu iš to galima būtų pastatyti namą ar nusipirkti geresnę mašiną. Tai kas tave motyvuoja, tarkim, jeigu tai neleidžia pragyvenimui, vis tiek galvoja apie ateitį, apie visus dalykus, kas tave motyvuoja šitą sporto šaką užsiiminėti? Aš turiu kitą darbą, kuris man suteikia galimybę užsiiminėti tai, kas patinka. Taip, o paplūdimio futbolas čia man ir
hobis, aistra, malonumas. Turiu galimybę keliauti po pasaulį, tai mane kainuoja, neuždirbu didelių pinigų, bet aš gaunu tą emociją, gaunu naujus draugus, pažintys ir visą šitą. Nu, tokia emocija ir patirtė, ne? Tokia išskirtinė. Tai ne visi gali tokią gauti. Ok, ką esi šiandien paruošęs mums šiai treniruotei? Esu kelis technikos truputį, pažiūrėsim tavo techniką. Šiaip truputį ant ištvermės galėsim šiek tiek Gerai. pasiblokuoti kamuolį, Kažko pažiūrėti. aerobikos veiksmų? Kaip? Aerobikos veiksmų? Aerobikos, sakau, tu. Ir galėsim užbaigti. Pasimokyti, ne? Jo, pasimokyti aerobinės. Gerai, aš moku ten tą, kur užsimetė ant kojos, apsuk ir dar pamuši. Jo? Ne. Pažiūrėsim. Mokėjai, ne? Mokėjau, kažkada mokėjau. Teks prisiminti. Jo, tai nuo ko pradėsim? Aha, galim paprastą. Tu nori pradėti, ar man pradėti? Vienas. Tu parodai gal, aš tada pasieksiu to pavyzdžių. Gerai. Šiaip dažniausiai apšilimuose dažnai įtraukiam kamuolį. Okay. Jo, tai mes dabar įtrauksime, gali žingsniuk atgal. Aš tiesiog mesiu tavo ant dešinės, paskui ant kairės. Ir man šonu? Tu turi man atmušti. Ok. Geras. Liuks. Sorry. Gerai. O kaip su smėliu į akis dažnai patenka? Daugiausia vartininkam, nes jie krenta po kojom ir gauna smėlių į akis, o kas liečia į žaidėjų, tai rečiau. Gerai, dabar galim susikeisti trumpam. O klausimas, mušu aš su šita pėdos dalimi ar su kuria? Jo. Su visu? Vidinė pėdos dalim? Jo, bet tarkim, ar aš čia negaliu mušti? Ne. Svarbiausia pagauti su pėda, jo. Tai aš dar turiu jeigu truputį taip ją pasukti. Jo ir tokia tvirtai laikytum, ne atpalaiduota, o tokia. O tarkim, jeigu yra per arti, tai aš turiu atsitraukti, jeigu noriu pamušti, taip? Taip, tu turi skaityti žaidimą, žingsniukas atgal, aišku, ateina, tu gali stabdyti kelių, krūtinę, pečiukais, naudoji visą kūną, bet toks vienas iš tų Gerai, tai populiariausių. dabar man tavo, ne? Nuo kurios kojos pradėsim? Nesvarbu, gali mesti ant dešinės. Biškį žemiau, ne? Viskas gerai, prisitaikė. Ko tiesiai? Šias. Mačiau tavo draugę vakar pataikė į tavo išmestą kamuolį. Galėsim pabandyti, ar pavyks mums. Girdėjau, kad pralaimėjai kažką. Į minusą nuėjau. Į minusą? Gerai, dabar galim pabandyti kelti. Tiesiai, ne? Jo, čia gal šiek tiek jau bus sunkiau, o gal ir ne. Ant kelio, tai tiesiog gausis ant kelio stabdymas ir perdavimas. Čia tokia jau kontrolė, jau 2 lietimus. Tai dabar metu ant dešinio. Viens. Ok, kaip kairė. Išeiginė ar ne? Jo, žaidimas reikalauja visų kūnų turi žaisti. Ne tik ten kojomis ar... Tai čia vyksta dabar toks jūsų apšilimas, ne, tarkim? Jo, tik mes gal palaikom didesnį intensyvumą. Aha. Bet toks į apšilimą dažnai įtraukiami šitie. Ok, dabar jau bandysim krūtinę pajungti. Gerai, tai ant bišką mikrofoną nepataikytumėm. Jo, tai tada tiesiog pariims ir perdavimas irgi. Pasistabdau ir spyris iš apačios, ne? Jo. Iš šono. Tai tokį bandau užmesti. Op. Gerai. Ei, čia aš jau galiu ateiti į rinktinę. Jau drąsiai, dar kelias treniruotės ir... A pakviesi kas į rinktinę mane? Turi tokį leidimą pakviesti svečią? Atvirą atranką padaryti, ne? Nu. Bet turėčiau ir su kairė jaučiu pamėginti, ne? Nu, būtų gerai, kad kairė dešinė. Fainai, gerai, susikeičiam. Keliaujam toliau, kylam iki pečių. Ok, o kaip turėtų ant pečių būti? Dabar pečiukų bandysim, užmesiu švelnų. Bet numušu į tave jau? Ar nusileidžiu? Ne, perdavimą man. O, perdavimą. Jo, tai tiesiog man pabandyk atmušti pečiukų, ar gausis. Liuks, kairiu. Ne, irgi atostogauja. Ne. O įvartį gali su pečiai mušti? Žinoma. Retai bet su ranka negali, ne? Nu, tenais iki čia nedirba niekas. Jo, kaip ir. Ok. Ui. O.
Pataikiau. Gerai, sekasi. Pataikiau kažkokio kauliuko. Supratau, kad iš kaulų reikia čia varyti, ne iš raumenų. Nieko savo. Ok, susikeičiam. Aišku, įdribis. Galėtum taip į kaišį mušti. Gal net geriau esu. Ne? Ok. Nu, kylam aukščiau. Galva yra tekę mušinėti. Ja. Sorry. Kiek padarėm? Neskaičiavau, Koks rekordas? Jeigu ne tu, tai būtų mažai buvę. Gerai, o dabar visą kūną kartu. Tu nesi belė kur? Ne, dabar laikom kamuolį ore. Ogiai. Bandom maksimaliai 3 lietimai. Ai, ant savęs. Taip, kaip nori, koja, kelių, visą kūną, duodi perdavimą. Gerai, pradėkime. Opa. Galima 1, galima 2. O, sorry. Leidžiam kamuolį. Opa, kad intensyviai. 1, 2, 3. 21 žaidžiam. Opa. Ok. Manau, jeigu stovėtum ant kieto pagrindo, tau būtų lengviau, nes tu tvirtai stovėtum ant smėlio, truputį su pusiausvyra reikia pažaisti tie tokie judesiai. Aha, jaučiasi. Nu, okay. Dar kartą? 15 pasų turim padaryti. 15? Padarysim? Aišku. Bandom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, žaidžiam. 12, 13, 14, 15. Bravo. Okay. Pasakai 15 ir buvo, bet jau tą ištraukė gerą. Būčiau žinojęs, būčiau sakęs 50. Ok. Kas toliau? Šilta pasidarė, kažko reikia dar, viskas gerai? Ne, viskas gerai. Jaučiuos puikiai. Tikėjausi, kad neįs taip, bet suprantu, kad daug kur gelbsti, bet vis tiek smagu. Ne, puikiai tu susitvarkėjai. Gerai. Ok, dabar galim truputį irgi pulsą nenuleisti. Padarysim tokį plotelį, pažiūrėsiu kaip ją. Žaisim namus, išbėgti iš namų. Jeigu mes šiandien turim, čia yra mūsų virtuvė, reikia išsimatuoti. Kokinsim. Ok, užduotis tokia, šitam plote. Vienas kamuolį kontroliuoja ir blokuoja, kitas bando atimti. Bet tik tai šitam. Tik šitam. Jeigu kamuolį išmuši, gauni tašką. Ok. Tai aš pradėsiu. Ir galim, nežinau, kokią minutę, pusantros, nori tu pradėti kontroliuoti kamuolį, ar jau jaučiu, ar atiminėti. Tai man tiesiog būti taip, ne? Tu tiesiog tenais laikai kamuolį, aš bandau jį atimti ir išmušti. Ir tu turi mane leis. Jau išmušiai. Naudok visą kūną. Aš galiu. Tuomet tą nepradėjai. Bet aš negaliu tave su rankom, ne? Iki tiek, kiek leidžia futbolo taisyklės. Mes galim ten stumtis, bet aišku, jau čia jau negali. Ok. Nu gerai, galim pradėti. Ok. Atei. Gerai, vieną išmušiau. O tai kiek tu išmušt turi? Mes skaičiuojam, minutę laiko. Ai, ok. Jo. Bandyk blokuoti kamuolį. Bandyk blokuoti kamuolį, kad taip judėti, kad aš negalėčiau pribėgti. Pats išmušiau. Gerai, daugiau blokuok. Netgi gali atsitraukti nuo kamuolio ir va taip, va. Ok. Matai, man tada jau tu stiprus ir... Dar. Ai, iš karto? Dar 10 sekundžių. Noriu, kad pajaustum tą smėlio sunkumą. Pulsas kyla. Eik, tu žiauru. Čia man net kvėpuoti neina. Da, man reikės atimti, ne? Kaip būsi pasiruošęs? Da, ne.
Kaip intensyvu? Jeigu iš širdies dirbi, tai čia ir sekundžių užtenka. Tai man reikės, ne? Nu, davai. Šaunuolis. Liuks, ilgos kojos. Padeda. Klina. Nu, nafik. 10 sekundžių. Na kaip? Jau nebenoriu lankyti. O, karšta. Šilta. Tai taip, jūs žaidžiat 15 minučių? 3 kėliniai po 12. Ai, po 12. Taip, galima keitimais, tai Kas kiek Jo, žaidžiat? realiai- Kas kiek keičiatės? kokias 2,5-3 minutės. Ai, intensyviai, ne, pavart, keičiatės. Tai kiek gali būti iš viso žaidėjų? Aikštė 5? Vartininkas ir 4 aikštės žaidėjai. Ok. Tai Wow. galim šitą aplink. Pajauti smagumą tą. Nu, toks, jo. O dažnai būna, tarkim, piršto arba pėdų traumos. Vis tiek įspirėt, ar būna, kad smėlį pagaunat, ar žmogaus koją. Daugiausia koja į koją. Tai tie Ojejoj. tokie sumušimai. Kur tos Nu, matosi iš mėlynės- tavo priekinės dalies, kad jinai tokia jau gavusi. Nu, čia jau čia dabar skaitosi dar gražios, bet būna tai, Mėlynos, ne? jo, visada Ok. pastoviai šaldyti reikia po rungtynių, nes jokių apsaugų, nieko nėra. Žaidi basas, šortai, timpos, maikutė. Ok. O, ką aš norėjau klausti, kiek, tarkim, per dieną būna, nu, jeigu turnyras, ar nebūna turnyrų? Dažniausiai turnyrai būna. Kiek per dieną varžybų tokių turit? Tai va, į dieną jau kur rinktinės lygio, Aha. tai į dieną vienas rungtynės. Ai. Bet daugybė čempionatų turi į dieną 2 rungtynės ir būna viskas vyksta per ilgą savaitgalį, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tai tu turi penktadienį 2 rungtynės, šeštadienį 2 rungtynės, sekmadienį 2 rungtynės. Ok. O šiaip Lietuva Europos lygiu, koks yra jos stovis, lyginant su Europos kitoms šalims futbolo? Galim kalbėti apie Lietuvos paplūdimio rinktinės rezultatus. Taip. Šiais metais, 2025 metais, mes laimėjom B divizioną. Aha. Europos B divizionas, paplūdimys skirstomas į A ir B. A yra visas elitas, ispanai, portugalai, italai, 14 komandų. Ir B divizionas, kas lieka. Tai mes šiemet laimėjom B divizioną, jau antrą kartą istorijai ir kylam į elitą. Wow. Tai kitais metais mūsų laukia Smagumai. smagus reikalai. Kur būtų galima, tarkim, stebėti Lietuvos rinktinės šitą jūsų veiklą? Turite Instagramą gal kokį? Kaip žmonėms, tarkim, norintiems palaikyti, stebėti, kur sekti informaciją? Lietuvos futbolas, Aha. Lietuvos futbolo federacija turi ten visi futbolai. Aha. Lauko salė paplūdimys, kai vyksta kažkoks renginys paplūdimio, visada ten yra informacija. Tiesiogiai rodo. Tai dažniausiai nuorodas, o šiaip yra Beach Soccer Worldwide, čia jau paplūdimio pasaulinė organizacija, kur yra visa informacija, reitingai, žaidėjai, žaidėjų sudėtys, Tai jose kalendorius. Taip, ten yra visa Lietuvos rinktinė, Okay, ten nice. yra ir klubiniai. Ieško dabar žaidėjų Lietuvos rinktinė, ar nelabai? Manau, tau 3 treniruotės ir tu jau gali pasijungti. Ok, neprisišnekėk. Gerai, kas toliau mūsų laukia? Ok. Na. Saulė už lango, beveik košė, mes patys ošimą pasidarom, beveik kaip Ispanijai. Na taip. Deja, neturim vartų, Aha. bet manau kažką sugalvosim, kur pasmugiuoti. Galim ir iš stovelių gal tų pasidaryti. Kaip sakei, tas pagaliukus. Taip, šitą dar neprieėm. Kad kamuolį įsikelti, yra keli būdai.
Vienas paprastesnis įsispaudė ir pasikeli, čia gaunasi kontroliuotai pakeli. Kitas nespaudžia, jeigu kamuolys. Tai, bet jūs išėjus kamuolį ir baudai, jūs galite su rankom pasimti kamuolį. Taip, jeigu bauna bauda, pasidarai kalniuką, smėlio rankomis lies negalima, pasistatai ir reikia kojom pasivalai. Taip atrodo baudos smūgis. Ok. Ir tada smūgiuoji. Tai dabar mes mokinsimės baudos smūgį? Nori išmėginti? Galim. Arba kažką kitą sugalvojęs. Gerai, tai pradžiai nuo baudos smūgio. Aš jau savo pastačiau. Dabar man pasistatyti? Dabar savo pasistatyk. Tai su kojom pasidarau, ne? Jo, pasistatai. Tada pasidarau. Op. Gali smūgiuoti keltim, gali smūgiuoti vidinę. Aha. Čia jau kaip tu nuspręsi. Kaip dažniausiai tu smūgiuoji? Jeigu nori stipresnį smūgį, mušu keltim. Jeigu koks 9 metrų baudinys ar ką, tai tada daugiau ant technikos, tai tada jau vidinė kelias dalis. Bet labiau kontroliuojamas kamuolys iš vidinės dalies, kai spirėti neiškeltis. Taip, bet stipresnis iškeltis. Bet tada mažiau kontroliuoji. Jo, tada mažiau kontroliuoji, daugiau bandai su jėga. Ok, bandom pataikyti tinklą. Gerai, tu pradėk. Ok. O. Čia vienas iš lengvesnių smūgių. Aha. Gerai, kitą dabar pabandysim. Tiesiog pasispirti, metrą, du ir pramušti. Jau dabar mušim nuo smėlio. Jau reikia stebėti kamuolį, jisai jau gali būti kažkur sustojęs arba greičiau. Jis gali būti ant kalniuko, gali būti duobutėj, į kairę, į šitą, tai parodysi, tada tu pabandysi. Irgi taikom į tinklą. Tai aš pasispiriu. Super. Bet natūraliam paplūdimy būtų sunkiau, ten šiek tiek smėlis gilesnis. Tai iš esmės pas jūsų didelis dėmesys turėtų būti ant čiurnų tvirtumo, ne? Treniruotėse daro tos, ar tiesiog smėlio? Čiurnos jo, labai dirba ant smėlio, bet ir visas kūnas eina. Vis tiek dominuoja kojos, ne? Jo, dominuoja kojos, bet ir koordinacijos daug visko, nes būna vartininkas meta kamuolį, tu stovi už 20 metrų, turi kamuolį priimti krūtinę, pažangliruoti kamuolį, perdavimą, tai suličys. Gerai, bandom dabar. Dar sunkesnį jau dabar, kaip nori pakelti. Manau, bus lengviau, jeigu šiek tiek įspausi. Pakelti, prasmogiuoti jau oru. Va taip, paprastai. Na gerai. Išspaudžiu. Įspaudžiu. Dar kartą. Jo, dar šiek tiek taip labiau. Matai, aš kai jau įspaudžiu, jau kamuolys į kairį dešinę neturi kur bėgti. Tai dėl to ir spaudi, kad jisai įsistumtų. Jo, va, dabar jau pastavi į kairį dešinę nepabėgs. Jau, va, šitas jau. Ok. Dabar tada jau galim pabandyti smūgį oru, bet jau aš tau duosiu perdavimą. Ok? Tai man jį priimti ar iškart iš vieno lietimo smūgiuoti? Aš galvoju vienu lietimu. Aš tau duosiu perdavimą kažkur čia, tu turi vienu lietimu. Man judėti jau iš karto tu duosi, ar kai tu paduosi man judėti? Tu jau po truputį jau turi skaityti, kada aš tau duodu pasą, kad pagauti tą tinkamą laiką, kada priartėti, aš va čia tiesiai duosiu. Pabandom, op. Biški virš vartų. Ok, antrą kartą bandom. Į žiūrovus. Kaip ore? Kamuolį pataikai, bet truputį kontroliuoji, bet šiaip gerai. Nes daug sunkiau, kai gauni perdavimą, tu turi prisitaikyti prie perdavimo. Idealaus perdavimo nebūna. Žingsniukas pirmin, atgal, greičiau, lėčiau, orų turi vieną. Dar kai būna greitis, jau čia prideda to. Būna kas mažiau žaidęs, ateina į smėlį, tai būna bėga ir net į kamuolį nepataiko. Taip, čia yra speciali kamuolio struktūra, kad basą koją jį spardant, truputį suminkštėja ir neskauda pėdos. Tai čia yra specialus kamuolys, jau skirtas tam? Taip, specialus, skirtas paplūdimio futbolui. Čia netgi kai kurie yra iš pasaulio čempionato, jei neklystu. Jo, tik negalim sakyti, kur vyko.
Jo, šit. Pasaulio čempionato kamuolys. Jo, o čia? O čia? Šitas, čia tiesiog euro, bet čia jis nebuvo. Ok, jau dar yra judėjimas su kamuoliu ore, bet manau, tau kaip pradedančiajam dar truputį užtruks, nes dažnai būna, kad tiesiog bėgi su kamuoliu. Taip gali? Taip. Ok. Lengviausiai, kai keliukai žongliruoji ir judi. Nu, tas sudėtingas. Jo, manau, čia jau... Bet tu gali taip iki vartų varytis tik ant savęs kamuolį? Taip, čia toks, jeigu varžovas manęs nespaudžia, tai aš galiu bėgti. Bet patogiau taip bėgti ar geriau smėliu? Keliu. Keliu, ne? Jo, keliu, nes aš kontroliuoju kamuolį ir bet kada galiu jį prasmugiuoti. Okay. Jeigu varysios, tai būna, kad kamuolys į duobę, tai per stipriai, tai per lėtai. Geras. Tai iš esmės smėlis yra tavo priešininkas irgi. Nes jisai ir stabdo, ir įdubos, ir panašiai. Taip, tai dėl to daug žaidžiama ore, nes jeigu net ir norėsiu duoti tau perdavimą per 20 metrų, duosiu tau palei smėlį. Nežinia, kur nuridės. Nežinia, ar dar rėdės. Logiška. Bet jeigu aš tau duosiu orų perdavimą, tai dažniausiai pasiekėm tikslą. Geras, nebūčiau pagalvojęs. Ok, keliaujam, kelis peršokam, keliaujam į smūgis per save. Čia yra toks... Šitas vienas iš gražiausių paplūdimio futbolo elementų. Smūgis per save yra speciali taisyklė paplūdimio futbole. Jeigu aš pats savo pasikeliu kamuolį ir noriu smūgiuoti, varžovas jau nebegali eiti į kontaktą, jis tai gali blokuoti smūgį. Čia padaryta dėl to, kad nebūtų daug traumų. Ok, tai pradžiai. Tai iš esmės tai yra privalumas, jeigu tu gali tai padaryti, nes priešininkas nebegali tavęs kontaktuoti. Taip, jeigu aš jau gavau kamuolį, pasikėliau, viskas, varžovas jau tik blokuoja smūgį. Kaip dažnai pasikeliat prie vartų taip kamuolį? Kaip leidžia varžovas. Okay. Jeigu varžovas leidžia, gali ir 5 kartus per rungtynes. Jeigu varžovas neleidžia, tai... Strategija daro tokią, įsivertinat, ar priešininkas laiko artimo kontaktą ar ne, ir jeigu nelaiko, čia yra strategija, kad visą laiką pasikelt ar ne. Taip, šiaip dažniausiai varžovas būna arti. Dažnai taip, ne? Dažniausiai būna arti ir sunku, bet būna, kas nors duoda perdavimą, atbėgo krūtinę, viskas. Jau pavėlavai tą, ten pusę sekundės pavėlavai, kamuolys pakyla, viskas. Jau mušat. Ir puolėjui yra privalumas, ten vartai, čia gynėjai, aš gavau čia kamuolį, aš net nesisuku į vartus, pasikeliu ir aš jau žinau, kad atliksiu smūgį. Nebent jau kažkas užblokos. Man net nereikia priimti, bandyti apsisukti ir prasmūgiuoti. Geras. Šito tikrai nežinau, nustebino. Tai ką, bandysim? Ok. Tai manau, pradžiai parodi, kaip tai turėtų vykti. Ok, aš darysiu nuo smėlio, tu galėsi į ką su rankom pasimesti. Tai kaip sakiau, turi savo pasikelti. Aha. Tai tas pats, kaip mes kėlėm ant smūgio, tik dabar reikės pakelti kažkiek aukščiau. Kamuolys įspaustas, pakėlė ir smūgis. Aš nemačiau, kaip tu kritai. Tu prasme, man reikia ant nugaros kristi, ne? Su rankom? Kaip kritimas, nes man čia atrodo baisiausia nukristi. Nu, čia gaunasi koordinuotai, aš darau į rankų mostą ir krentu tada... To ore krenti ant nugaros? Ta tokį darai? Daugiau ant kairės kojos, ant kairės rankos susiminkštinu. Pradžiai, manau, gali pabandyti gal... Nukristi, ne? Tiesiog kristi ant užpakalio, vaikai ypač tą gerai padaro, kai aš mokinu, tai jie visada tokį. Šitas man artimesnis. Tai man su rankom mane pasimesti. Tai dabar gal gali tiesiog kristi ir kad pajausti tą smūgį. Kažkas panašaus. Baisu. Gan minkštai nusileidai, ne? Baisu? Nu, biški, jo. Ant smėlio minkšta. Ok, dabar jau gali gal truputį jau aukščiau. Okay.
Jau gali bandyti aukščiau ir jau bandyti, Ore. kad jau būti ore. Nu, davai. Buvai ore, bet tavo Senis. smūgis dar buvo. Aha. Tu jau negalėjai, reikia visų kūnų gultis. Aš va dar parodysiu ir pažiūrėk, aš jau visų kūnų guluosi, tai aš jau galiu smūgiuoti tiesiai. Pastavė, Aha, per viršų. nes tu būni dar taip, tai jau čia tik ten gali pramušti. Ok, aš irgi pasimesiu rankom. Na, tavo eilė? O vartininkų neužmušat jūs? Na, dar Čia toks kiek smūgis? girdėjau, kamuolys dar vartininko neužmušė. Aš pagal tokį smūgį mane užmušta. Wow. Ok, bandyk daugiau, kad kūnas eitų į galą. Kaip baisu. O, Ah, šiaip iššokai aukštai, bet vis tiek dar vis tiek kūnas likau, toks. nes bijau. Nu. Ok, susirenkam. Kaip jūs, nuo ko vaikus atsisėsti pirmą mokot? Man tai. Vaikus atsisėsti pirmą mokot, nu tą, jeigu šitą veiksmą. Tai vaikam pirmas būna lygis tiesiog Ai, atsisėdus. atsisėdi, prasmūgioji, antras veiksmas būna krenti ant užpakalio. Aha. Nu ir paskui jau kas Jau gali, bandyti, jau ne? bando. Norėčiau grįžti į vaikystę, nes biškai mažiau baimė būdavo, dabar tai toks, žinai, nežinau iš kur, bet yra baimė nukristi nepatogiai. Nu dar kartą, na, padar. Ok, jeigu nori, gali pabandyti ir su koja pasikelti. Ai, teisingai. Nu, bet čia iš vis iššūkis. Nu, man reikia dabar įsispausti. Gerai. Aukščiau. Gerai. Pirmas smūgis į tinklą yra, pirmas įvartis per savį. Turi kokį šokį įvarčio? Tu gali Ronaldo kopijuoti. O tu turi? Savo. Aš turiu savo ritualą, pabučiuoju savo ranką, čia esu parašęs ačiū, padėkoju Ok. visiems, kam reikia ir... Čia yra ačiū parašyta, ne? Aha. Tai po įvarčio aš bučiuoju ačiū ir dėkoju. Geras, šito nesu girdėjęs. Jo, dažniausiai kiekvienas turi savo. Bet tu čia pasiėmė iš kažkur ar pats sugalvojai šitą? Kažkaip savaime tas nutiko per keliarius metus. Tai tokį turėjau po įvarčio padėką ir paskui taip, kad dar papildomai tatuiruotė tą ačiū atėjo. O turi Bet kažkokį... žinau, kad koks Suarezas jis ant pirštų buvo padaręs, yra padaręs vaikų inicialus, tai jis po kiekvieno įvarčio irgi bučiuoja kiekvieną Padėka kaip šeimai. padėką kaip jo savo šeimai. Geras. Nu čia gilu, iš tikrųjų, nes tu tiek įdedi darbo ir dėkingumas ateina vis tiek už tą, ką tu padarai. Super, labai patiko šita mintis. Taip. Tai dar tie smūgiai per save, čia yra tas paprasčiausias, kai savo pasikeli, bet kai sakiau, gali duoti tau perdavimą kažkas iš draugų, Aha. pats savo pasikontroliuoji, dar sunkiau, kai tau duoda perdavimą ir tu vienu lėtimu prasmūgioji. Bet jeigu duoda perdavimą ir tu stovi nugarą, tai priešininkas jau irgi nebespėja. Ne, jeigu ateina perdavimas Ir tu jau... ir aš noriu smūgiuoti per save, tai jisai jau gali žaisti kamuolį, bet jeigu aš savo jau pasidarysiu šitą, tenais, jeigu jau aš turėsiu čia kamuolį, viskas jau va. Jau tu manęs negali, aš jau pasikėliau kamuolį. Bet jeigu dabar mums ateitų perdavimas, tai aš bėgčiau, norėčiau mušti, tada jau tu gali žaisti ir jeigu aš tavį įspirsiu, jau bus bauda. Ok. Bet realiai, jeigu tu pats į orą pasikėlė kamuolį, būdamas priešininkų pusėje, tai jau tavęs liesti visiškai negali? Negali, tik blokuoti. realiai- Nori pablokuoti? Bijau gauti... Nu, davai. Ok, galim. Tai blokuoti aš turiu koją, ne? Jei gali koją, Tik nesmugiau taip stipriai. gali Taip kūnu, užpakalį. šiaip dažniausiai šoka ir
sukasi atsuka nugarą. Tai A, gauna į nugarą, gauna į pakaušį, su rankom negalim. eikti savo. Nežinau, ar Jeigu gerai gali, yra kas blokuoja koją. sutikau. Geriau aukštai turi iškelti tada. Štai turi iškelti. Iki to pat lygmens, kaip ir... Nu, davai, kaip ir stipriai aš. nespirk, bet noriu pamėginti. Viskas gerai, eikit, nebijokit. Nu, tu dabar pasikelsi ir man reikia tave kažkaip... Tu turi užblokuoti smūgį, kad Okay. neįkristų kamuolys ten. Pagalba vartininkui. Tai būtų per rungtynės, aš gaučiau čia kamuolį. Rungtynio epizodas, aš turiu kamuolį, pasikėliau. Nenoriu blokuoti. Neužblokavai. Ne, nes aš įsigandau. Dar bandysim, ar jau? Bandom. Bet ar kaip aš minėjau, kamuolys dar nieko neužmušė. Pirmas kartas gali nutikti. Atlaikiau įvartį. Vartininkas tau dėkoja. Taip. Ok, galim dar išbandyti taiklumą. Okay. Tada galim, šiaip būna mes smūgiuojame viršutinę štangą, crossbar challenge, Taip. bet mes su tavim peršokam kelis lygius ir bandysim iš ties sunku. Vienas mes kamuolį, kitas turės pataikyti į kamuolį. Čia jau yra top lygis. Ok, surenkam kamuolius. Mes kamuolį turėsim pataikyti. Wow. Dar niekada taip įdomiai nėra buvę. Apie sporto šaką, kurią tiesiog kartais net nesusimastydavau. Ir vat su profesionalu susitinki ir atrodo, akis išsprogsta, kiek visko nežinojau. Ir tai traukia. Ok, parašėm kaip baudos smūgelius. Centrą, Iš ko žaidžiam? Man patinka varžytis. Iš pietų. Iš pietų. Taip. Bet ne patys gaminsim. Gerai. Aš galiu tau ir pats pagaminti. Aš mėgstu gaminti. Ok, pradėsim nuo čia. Bet gausite į Kauną atvaryti. Kaip? Gausite į Kauną atvaryti. Ne, aš gaminsiu, bet į Kauną atvarykit. Gerai, Pirmą reikia laimėti čia. aš metu į centrą tau tenais. Jo, bet tokį, kad besileidžiantis, kad aš spėčiau pamatyti. Gerai. Pasiruošęs? Aha. Jau jaučiu, kaip pralaimėjau pietus. Pasiruošęs? Ok. Ai. Na, paskutinis bandymas. Ok, keičiamės. Ok, pasiruošęs? Reik palei žemę laukti, kol nukris. Bandyk pataikyti tinklą. Ai, gerai. Kad tokiam aukštį būtų. O! Aš kažkodėl susikoncentruoju. Kai nematau kamuolio, biški sunkiau. Na, gali bandyti stipriau. Aha. Gerai, paskutinį užlauks ir pataikysiu. Intriga. Eik, bet į tą kamuolę vietą. Na Laimėjo gerai. draugystė. Tai stato mums pietus Ugnė ir Andžė. Yeah! Mūsų palaikytojas. Greikius, taigi, greikius. Gerai. Okay, apsirenkam, bet... Super. Atrodo, kad tu... Labai patinka, iš tikrųjų, smagu. Ja? Kada važiuojam į Ispaniją? Tiesiog savaitgalį pažaisti. Nereik ten į varžybas. O gal ten... Yra 2 prieš 2? Paplūdimio futbolą ne, bet gali sugalvoti. O, na, padarom. Nu, tai draugelį sugalvoju nuvarai, nes tinklinis yra 2 prieš 2. Paplūdimio tinklinis ir yra 2 prieš Jo. 2. Tai tas pats yra ir kojų tinklinis. Per tinklą. Tai Bet irgi su kamuoliu? Irgi su kamuoliu, bet yra specialus. Bet Minkštas galima toks? ir šitų. Nėra jis labai minkštas. Bet ten toks, kur kai maišiukas, tenais, bet ne, ten Tailandė žaidžia, ne? Ten dar kitaip. Ai, ne, ten Tailandė, ten toksai. Ne, čia dydžio tokio, Okay. 5 dydis, irgi kitokia struktūra,
tenais, bet prie jo reikia pripratimo. Ok, gerai. Kada šiandien kas laukia mūsų? Viskas? Jeigu yra noro, galim 1-ant-1 pažaisti ant mažų vartelių. Nu davai. Trumpą, 5 minučių epizodą. Ok. Gerai, tai aš pradedu jau tiesiog nuo čia. Tiesiog. Ir mes niekada nesustojam, net ir kažkas nutinka, ne? Tiesiog toliau žaidžiam. Įvartis į kamolį, užribis į kamolį ir Gerai. tiesiog einam čia toks Jo. viens prieš vieną. Kai Gerai. būna krepšinis 1-1. Gerai. Tai irgi daugiau pasiblokuoti. Ilsiesi? Aha. Būna kartais net nukrenti ant smėlio. Ir sunku atsistoti. Reikia taip pargriauti. What, kokia mulė? Nepataikiau? Gauna. Toks jau kelt ko ir žiūriu. Čia buvo įvartis, ne? Nepataikiau. Gal per štangą, ne. O, bandyk. Wow. Ui. Jaunuolis. Jisai darė, aš pavargau. Dabar aš noriu taip. Palauk. Eik tu, na. Niekas nematė? Nesąžininga. Įvardys. Man atrodo, aš tiesiog galiu vartuose pabūti. Gali. Buvo tai kur įvartis. tavo blokai? Buvo beveik. Eik tu savo. Čia tikrai pirma treniruotė. Eik savo vartus. Eik tu savo. Nu kas yra? Pavargau nieką nedaryti. Tavo kamuolys? Mano? Jo. Ui. Ai. Nėra. Na, pabandyk. Pablokuosiu tavo smūgį. Palauk. Palauksiu. Išė. Ne, va, žiūrėk. Oi. Matau, kaip pusiausvyrą. Gerai, jau viskas. Jaučiasi, ne? Ačiū. Super. Man tai, kur žmonės galėtų pasiekti tavo veiklą, jeigu tu jos nori, kad žmonės, tarkim, palaikytų, žiūrėtų, koks tavo ar socialiniai tinklai ar kažkas? Tai aš esu aktyvus ir pasiekiamas socialinėse tinkluose Instagram, Facebook, Mantas Makutunovičius. Aha. Ir tarkim, jeigu atsirastų norinčių pas tai treniruotės, yra galimybių? Čia Vilniuje tikriausiai. Tai žinoma, galima išbandyti kartu su manim. Aš, kai turiu laiko, einu, treniruojos, tai galima prisijungti prie manęs ir mielai. Tai va, Vilniečiai kviečiam, kas turi tėvelius, kur nori vaikus kažkaip iškrauti, drąsiai rašykit Mantui.
tikrai bus kokybiška ir intensyvi treniruotė, kur vaikai įsikraus, išmoks skristi, kontaktą turėti ir gerai praleisti laiką. Tai ačiū tau šiandien už tavo laiką. Ačiū ir tau. sėkmės tolimesnėse. Tai dabar aš stebėsiu gyvai ir siūsiu su plakatu tavo linkėjimus. Gerai, lauksiu tave pasirodant dar. Gerai, ačiū.